O dabar važiuojam pasimti E30 iš servizo. Ir parodysim jum keletą rolling shotų. Biškis skersas. Ne, jokau iš tikrųjų. Nevelniausim taip miesti. Važiuojam tariu, davai. Paimsim E30 ir grįšim atgal į darbą. Taigi šiokios tokios naujienos apie T-Crossą. Išardėm viską, ką galėjom, pakeitėm priekinį traversą, išėmėm galinį tiltą neslinkęs, išardėm jį, štai dalis. Dabar važiuosim pirkti galinio tilto ir tikėkime, kad jisai tiks nuo kitos mašinos, nuo Volkswagen Taigo. Detalių reikia užsakyti va tiek va, visą dėžę ir tada išvažiuoja Taigo pas tampytojus. Toliau update'as apie Mersiuką C43. Darius kaip tik dabar šildo. Šildytuvas, Darius šildytuvas. Bandom sutvarkyti, ką tik parsivežėm iš lituotojų. Iš Amerikono padarėm europinį. Buferis priekinis nugruntuotas. Kapotas nenugruntuotas, bet jau paruoštas visas. Priekinis bamperis padarytas. Priekinis sparnas nugruntuotas, padarytas ir durys taip pat padarytos. Realiai liko nudažyti ir bus galima surinkti atiduoti. Realiai panelę turim, airbagus visus turim. Dar vienas dalykėlis yra tas, kad sulūžę laikikliai stogo panoramos. Dabar mašina be liuko yra, išardėm. Ir jeigu gausim visus laikiklius, tada surinksim. Tai taip, kad važiuojam į Bubius. Tai kaip ir viską susirinkom, gavom tiltą, tuo pačiu dar ir mūsų sekėją suradom, kuris dar ir nori mašiną duot perdažyti. Tai va, kartais kaip gerai. Vienas šūvis, du zuikiai, kaip sakė. Dabar kaip tik važiuoju padavęs dažus į darbą. Turbūt garsas nekoks, nes kaukia mano boliukas. Tai taip, kad šios savaitės, 5 savaitės planas yra toks. Pasakoju viską iš eilės. Pabaigti karavelę, pirmiausias dalykas. Antras dalykas, padaryti Tiguaną. Irgi pabaigti. Realiai liko tik sudėti saloną, airbagus ir liko uždėti priekinę arką. Ir susukti buferį priekinį. Tai taip, kad šitas dalykas. Ir trečias dalykas reiškia, kad reikia pabaigti išardyti T-Crossą, ko nereikės tampytojų detalių ir surinkti esamas detalės. Tai yra galinis tiltas. Tai šitie 3 darbai laukia mūsų šioj savaitėje. Jeigu dar kas iškris, tai parodysim dar. Kaip ir matėt Instagrame, jeigu kas mus sekat, atvažiuoja karts nuo karto įdomių mašinėlių tokiem smulkiem darbam. Tai praeitą savaitę buvo BMW's 5 klasės šių metų. Tai tokių aišku nefilmuojam, bet būna kartais iškrenta įdomių variantų. Taip kad važiuojam tiesiai į darbą ir rodom, ką gaminsim šiandien. Darbai vyksta, tačiau važiuojam, pasikrovėm kalną metalų. Pasiėmėm iš tėvo mašiną, kabinam priekabą ir važiuosim, žiūrėsim, kiek gausim už tieklo metalo. Metalas, aliumas, boro akumuliatorių ir keli radiatoriai. Nėra daug. Daris pasiruošęs.
Metalistas važiuoja. Metalo oligarchas. Oligarchas metalo, sakė. Nu ir kaip jūs galvojat, kiek mes gavome barabulkų? Barabulkų. Viską išsikrovėm. Tuoj Darius ateis ir parodys. Šiaip nenustepčiau, kad būtų virš 100 eurų, nes priekaba buvo pilna. Taip, kad jūs komentaruose pabandykite atspėti, kiek buvo. Šiaip svoris buvo 2 tonos 500 kažkiek, su dvešia priekaba ir su Audi. Tai taip, kad parašykit. O Darius jau toj grįž. Nu ir grįžta mūsų kolega, mano kolega. Sako, pinigų reikia, tai nesako. Nu ir? 118. Tada... Aš žinai, kad sužinau, kad aliuminio radiatoriai, tie laužas, tai 0,76 už kilogramą, kaip skarda 2 už toną, tam esmė. 70 centų? Nu. Radiatoriai? Nu, ten nesąmonė kažkaip. Nesąmonė. Ne, radikai mažiau negu skarda. Kažką mus, man atrodo, apgavo. Ne, parašyta yra vieta. Už žaliumą šiaip. Žodžiu, nieko gero negavom. Galvojau, kokius 300 eurų gauti. Norėtum. Čia tau ne karas. O kai buvo Ukrainos karas, tai buvo žiauriai gerai tada. 300 beveik buvo. Gerai, važiuojame į darbą atgal. Su liūdnom nuotaikom. Ir štai atėjo kitos dienos rytas. Taip kad šios dienos planas yra, dabar kaip tik važiuoju su Audi S7, kurią matėte kažkuriame video, kur varėm techninę apžiūrą. Tai taip kad šitai mašinai reikia pakeisti į žieminius ratus, todėl kad mūsų geras klientas, senas draugas ir subscriberis, taigi linkėjimai Vyteniui. Ir, kaip ir sakiau, važiuojam pakeisti žieminius ratus ir vežam ją atgal. Taigi darbo diena prasideda nuo čia ir važiuosim po to toliau. Ši diena baigta, kaip matote, už mane stovi T6 ir Mercedes Vito. Pabaigėm šitą projektėlį. Turbūt dar ne iki galo, nes kaip matot, nėra ženkliuko. Kelios smulkmenos liko, bet viskas kaip ir į pabaigą. Taip kad pasižiūrėkit B-rollų ir tada eisim prie sekančio projekto, kuris yra man už nugaros. O dabar papasakosime, ką padarėme šitam modeliukui. Taip, kad kaip matėte praeituose video, dažytos grotelės pilnai su baltais intarpais, visos apatinės grotelės dažytos, uždėtas priekinis lipas, po apačia dar lipukas toks eina, dažyti veidrodėliai, taip pat aišku sudėtas visas faceliftas, nepamirškim šito dalyko. Uždėti ratai, uždėti Maxtono puslenkstukai, galinės lempos facelifto, galinis buferis tas pats liko, tik perdažėm ir uždėjom Maxtono difuzoriuką. Ir galės spoileris. Toliau galime eiti prie Merso, kurio dar nerodėme. Buvo tik, man atrodo, 1 ar 2 rilsiukai ir 1 postas buvo Instagrame. Tai einam pažiūrėsim, ką turim tenai. Taigi, Mersiukas. Kaip ir sakiau, tai yra mūsų praeitas projektukas.
anksčiau padarytas negu karavelė. Musės irgi labai lenda prie jo. Turbūt šūdas irgi sako, ne? Jeigu musės lenda, reiškia šūdas. Tai taip, kad jisai iš gamyklos išėdėjo kaip Volkswagen Vito su plasmasiniais buferiais. Esmė buvo tokia, kad dėjom visą AMG paketą, dėjom Diamond groteles, taip pat uždėtas lipukas Maxtono, lempos, LED ksenonai. Tada ėjo ratai, poslenkstukai ir slenkščiai, juodai dažėm veidrodėlius, sudėtos lempos, uždėtas spoileris, galinis AMG Lion bufferis. Kas sekat mūsų Instagrame, taip pat turėjot matyti vieną reelsą. Salone yra Merso E-klasės sėdynės. Ir spėkit, kas čia per daiktas. Nuo ko pritaikėm konsolę. Komentaruose parašykit, kas atspės, negaus nieko. Dabar einam, parodysim birolsų kažkiek ir pasakykit, komentaruose parašykit, ar patiko, ar nepatiko ir kuris patiko labiau. Ar Transporteris, ar Mercedesas. Toliau naujienos apie Nissan Serena, mūsų darbinį boliduką, automobiliuką. Ir jam nupirkome ratus. Norit pažiūrėti kokie? Ir štai jie. 17 RH ZV1, ardomi ratukai, viską. Ir kaip jūs manote, kaip atrodys mūsų darbinis arkliukas? Komentaruose parašom, kaip jum ratai. Ir prie to pačio dar nupirkau išcentrinės veržlės. Jos reikalingos, kad prisisuktų 5 po 112 ant 114 smeigių. Štai jos. Taip pat prie ratų gavau rastafkės, praplatinimus vadinamus. Tai taip, kad bus galima padiriguoti etą ir matysim, kas gausis uždėjus ant mašinos. Dar iš tikrųjų primatuoti nebandėm, tai neaišku, kaip atrodys ir kas bus per vaizdas. Taip, kad aš manau, kad pirmiausia, ką padarysim, tai pasidėsim jūs į šalį, o paskui atėjus sezonui, tada viską darysim, matuosim ir bandysim tada pritaikyti juos šitai mašinai. Toliau turiu naujienų apie T-Crossą. T-Crossas jau kaip ir beveik pasiruošęs išvažiuoti pas kebulistus. Stovi jau ant ratų, Airline ratai. Bus realiai visas Airline'as. Šita pusė buvo nunešta, dabar viskas sutvarkyta. Mašina važiuoja pirmyn atgal. Ir dabar kas man liko, tai išrinkti visą saloną. Sėdynės bus Airline'o, stogas bus juodas. Žodžiu, padarysiu mamai mašiną va tokią. Tai taip, kad sekit šitą projektą toliau ir pažiūrėsim, ar patiks ar ne galutinis vaizdas. Šiandien turėjom nelengvą dieną, dienos pabaiga dabar, o detalių va tiek va. Bardakas kaip reta. Detalės yra T-Crosso, realiai salonas visas išardytas, nieko salone nebėra. Šitą liks išimti, šitą daikčiuką kilimo ir bus galima mašiniuką vežti pas kebulistus. Taip, kad su tokiam naujienom pabaigiam šitą dieną ir keliaujam į sekančią, kur pabaigsim Tiguano saloną surinkti. Surinksim saloną ir bus viskas. Realiai tada varom į servizą vieną, padarom suvedimą, pažiūrim, ar ratai tiesus, tvarkingi ir bus galima paleisti į gatves. Ir po to dar ketvirtadienį atvažiuoja T-Crosso airbagų pasiimti. Tai sudėsiu visus airbagus, sutvarkys ir bus tada viskas su šito mašinom.